Sveiki. Šioje pamokoje parodysiu, kaip reiktų dirbti su piešimo programa, kuri veikia Google sistemoje, tai yra Google piešimo programa, kaip sukurti piešinį, kaip jį išsaugoti, pabendrinti ar tiesiog įkelti į Classroom platformą, jeigu tai yra užduotis mokytojo, reikia ją pateikti vertinimui. Tai visų pirma, kad sukurtume Google piešinį, mums reikia nukeliauti į Google diską. Tai prisijungę prie savo Google paskyros, mes tiesiog prie Google aplikacijų turim pasirinkti skyrių diskas arba Google Drive, jeigu angliški nustatymai būtų. Ir tuomet Google diske tiesiog sukurti piešinio dokumentą. Tai dabar, kadangi tai yra pirmoji pamoka piešimo kompiuterių skyriaus, tai rekomenduoju ir jums susikurti kažkokią atskirą aplanką, kur laikysime visus savo piešinius. Tai tiesiog Google diske pasirinksiu naujas aplankas, na ir pavadinsiu piešimas kompiuteriu. Tai piešimas kompiuteriu. Sukurti. Tai Google diske dabar turiu sukūręs aplanką piešimas kompiuteriu, 2 kart paspaudus galiu jį atsidaryti. Ir dabar šitoje vietoje aš norėčiau sukurti Google piešinį. Tai spaudžiu naujas ir čia iš pasirinkimų, dabar aš šiuo metu nematau piešinio, bet jeigu pasirinksiu daugiau, atsiras Google piešiniai, programėlė, variantas, ką galiu sukurti. Spaudžiu ir iš karto man yra atidaroma programa. Atsidaro programa, mes matome štai tokį šviesiai languotą popieriaus lapą tarsi, kuriame galime piešti. Ir tas dokumentas atsiras būtent šitame aplanke. Dabar, kad jis tame aplanke atsirastų, pirmas dalykas, ką reiktų padaryti sukūrus piešinį, atsidarius šitą piešimo programą, tai duoti piešiniui pavadinimą. Na, pavadinkime pirmas blynas. Taip. Įrašau šitoje vietoje, spaudžiu Enter, šiuo metu išsaugoma ir galiausiai automatiškai išsisaugo diske. Tai kaip jau turbūt pastebėjot ir žinot, jeigu mes dirbame Google diske, tai mes dirbame internete ir šis piešinys yra ne kompiuteryje, o mūsų Google paskyroje ir tai reiškia, kad jis bus automatiškai atnaujinamas ir mūsų visi pakeitimai bus nuolat išsaugomi. Mums nereiks papildomai išsaugoti, galvoti, kurioje vietoje išsaugoti. Visą tai mes nusprendžiame pačioj pradžiai. Tai vat, kaip rodžiau, susikūriau, pavyzdžiui, aplanką, mano diskas, piešimas kompiuteriu. Ir va šitoje vietoje dabar Google diske jau yra sukurtas piešinys, kuris vadinasi pirmas blynas. Taip, nors dar nieko nenupiešėm, bet aš failą jau sukūriau. Tai eiliškumas yra toks, kad pirmiausia, mes sukuriam failą, po to jame dirbam ir visi atnaujinimai saugomi automatiškai. Tuo tarpu, jeigu pieštume, tarkim, su paprasta piešimo programa, Paint'u, taip vadinamu, tai pirmiausia, turbūt aš kažką nupieščiau, tada pasirinkčiau įrašyti arba išsaugoti ir tik tada būtų sukuriamas failas. Tai va, tai kadangi viskas vyksta internete, kaip sakiau, išsaugojimu rūpintis jau ateity mums nebereikės, net jeigu dingtų, nežinau, elektra, internetas ar kažkokie kiti nesklandumai, tiek kiek spėjome nupiešti, tiek ir būtų mūsų paskyroje, kai rastumėm, kai vėl prisijungtumėm. Gerai, tai dabar jau turim mūsų piešinuką, pirmas blynas. Čia mes galime piešti, tai tarkim, nupiešiu kažkokią dabar tiesiog figūrą, kad kažką būčiau nupiešęs, ryklę kokią nors dar įdomesnę. Na ir tarkim, čia yra mano piešinys. Taip, mano piešinys. Dabar jau automatiškai vėl matau, kad išsaugota. Kaip matot, jeigu vėl kažką nupiešiu, taip, šiuo metu rašo išsaugoma ir išsaugota diske, reiškia jau šita žvaigždė jau irgi yra išsaugota. Jeigu aš uždaryčiau šitą langą arba šitą programą, tai ir nukeliaučiau vėl į diską, 2 kart paspausčiau, vėl atsidaryčiau, viską rasčiau, nes visi šitie 3 objektai, kuriuos aš nupiešiau, yra išsaugoti.
Dabar, kai jau turim nupiešę piešinį, mums gali tekti juo pasidalinti. Tai čia kokie mūsų poreikiai, gal kažkam nusiųsti, gal kažkam nusiųsti, kad galėtų papildyti ir taip toliau. Tai pasirinkimas yra bendrinti, gan didelis mygtukas dešinėje. Ir čia mes galime pasirinkti, kaip norime bendrinti ir kur tai turėtų atsirasti. Mes galime čia įrašyti žmonių elektroninius paštus, su kuriais norėtumėm pasidalinti šiuo piešiniu. Jie gaus kvietimą prisijungti prie šito piešinio, jį matyti. Ir jeigu mes nurodysime tuos žmonės, kad jie galėtų redaguoti, tai jie galės mūsų piešinį redaguoti. Jeigu nurodysime, kad jie galės tik tai matyti tą piešinį, pasižiūrėti, tai tada jie galės tik tai matyti ir negalės keisti. Tai tų bendrinimo nustatymų yra gana daug. Tai tiesiog viršutinė dalis bendrinimo skirta, jeigu aš noriu su konkrečiu žmogumi pabendrinti arba konkrečiais žmonėmis, tai galiu įvesti jų elektroninio pašto adresus ir tą padaryti. Arba kitas būdas yra gauti nuorodą. Tai reiškia, aš galiu pasirinkti, gauti nuorodą ir tą nuorodą nusiųsti žmonėms ar kažkur įkelti, ir žmonės turėdami tą nuorodą irgi galės atsidaryti. Tai reiškia, jie gaus ne kvietimą į elektroninį paštą prisijungti, o tiesiog turės paspausti ant nuorodos. Tai va, du tokie būdai. Taip, tai aš kol kas nebendrinsiu šito piešinio, bet visi bendrinimo nustatymai yra lengvai randami štai čia. Kol kas tai yra privatu tik man, kol aš nepabendrinu. Dabar kaip šitą piešinį pateikti Classroom platformai. Tai tarkim, aš Classroom platformoje kaip mokinys gavau kažkokią piešimo užduotį. Tarkim, atrodo štai taip. Žiūrėkim, kokia užduotis. O čia kažką reikia nupiešti, kažkokie nustatymai. Tai dabar, kad savo šitą piešinį, pirmas blynas aš galėčiau pateikti, tai man reikia tiesiog paspausti, pridėti arba sukurti. Ir čia keliauti į Google diską arba tiesiog į piešinį. Tai aš tiesiog siūlau įprasti naudoti Google diską. Ir jeigu aš tą piešinį paskiausiai tvarkiau Google diske, jį man iš karto čia ir rodys prie šiandien, praėjusią savaitę ir taip toliau. Galėčiau žiūrėti, kad ne naujausi būtų, galėčiau diske ieškoti ir kitų diske esančių failų, kuriuos galėčiau įkelti, bet jeigu aš tą piešinį sukūriau dabar ir išsaugau, tai jis visą laiką bus viršuje pasirinkus Google diską ir aš tiesiog jį galiu pasirinkti, pažymėti ir spausti įterpti. Ir mano piešinys yra įkeliamas į Google Classroom. Štai, jis įkeltas ir kai jis įkeltas, man tiesiog reikia paspausti mygtuką pateikti. Spaudžiame pateikti, dar kartą pateikti. Ir štai čia, jeigu atsiranda užrašas pateikta, reiškia, mes sėkmingai pateikėme savo piešinį ir jis jau bus matomas mokytojui. Tai tiek šitoje pamokoje, kurioje mes išmokome, kaip sukurti Google piešinį ir kaip jį pabendrinti arba įkelti į Google Classroom platformą. Iki kitų pamokų.